Sveikučiai, tęsiu savo žygį, turą šios dienos. Nu va, čia keterėlė, atėjau tokia, čia vat, pietinė pusė ir šiaurinė pusė, kurioje vat, sniegas laikosi. Nu, šitą keterėlę eisiu iki ten paskui, ten ateis man. Toliau takas, taip, aš va, nuo viršūnės nusileidau. Bet labai faina viršūnėlė šita, kas, na, va čia toks, yra tokių stačių vietų yra, bet čia ant tos keteros dabar jau šitą maršrutą, kur eina. Bet šiaip tai nėra toks sudėtingas maršrutas, čia galima pradedantiems, bet labai geras, kas nori va tą aukščio baimę, statumą, tai va labai geras šitoks nugalėti, kai gali gan saugiai eiti, laikytis va vieną ranką, čia kitoje pusėje yra takelis su stulpeliu ir nebijant nukristi, va tiesiog aukščio ir statumo faktorių patikrinti gerai, pasijausti taip baimę nugalėti, pasijausti smagiai taip. Gal ten pradžia adrenalinas, bet paskui eini taip per tas tačias vietas ir svarbu kiekvieną judesį koncentracija, kad būtų. Ir ką, aš tada tęsiu temą truputį apie kaip energijos tėkmės dėsnius panagrinėsiu toliau. Tai vat yra gyvas pasaulis. Vat, čia visur aplinkui mane gyvas pasaulis. Ir yra negyvas pasaulis. Tas negyvas pasaulis tai yra elektronika, kompiuteriai, virtuali realybė, televizija, tas pats netgi automobilio vairavimas toks yra irgi toks kaip hibridinis beveik tarp gyvo ir negyvo pasaulio. Tu žiūri liktai pro tą stiklą, liktai pojūtis toks pats, kad tu gali sofą prie lango atsistumti, namie žiūrėti ar kėdę, fotelį, žiūrėti pro langą ir įsivaizduoja, kad vairuoji, tai vat ir mašinai sėdi, tu matai ten paveiksliuką pro langą, bet su aplinkiniu tuo pasauliu tai nelabai ryšį turi, kaip čia paliesti kažką gali, o mašinai tai visi, vos nepraėjau, mano ten žemyn takelis, apledėjęs, net žiūrėkit, stovi ledas net šitoje vietoje, čia nuvaikščiotas ir nebetirpsta. Toks kietas, sušalęs sniegelis, paragaut galima. Pirmą sniegą ragauju. Kaip vaikai žiemą. Tai va, tai praplėsiu, toliau tęsiu temą. Tai vat jeigu mes esam mūsų supa gyvas pasaulis, tai iš gyvo pasaulio mes galime labai daug energijos pasisemti, sąveikaudami su juo, būdami tokio kaip stebėtojo vaidmenyje, čia slidoka net sakyčiau, yra kur pašalė. Būdami stebėtojų vaidmenyje ir sąveikaudami su gamta per gamtos stichijos. Gamtos stichijos yra žemė, vėjas ar oras, vanduo ir ugnis. Tai sąveikaudami mes energijos galime pasipildyti gan tais elementariais tokiais būdais, tiesiog sąveikaudami.
su gamtos stichijom. O slydu, galima, lazdų neturiu. Galima išsitiesti čia, miški, koncentraciją praradus. O negyvas pasaulis iš mūsų tą energiją surenka. Ir pasisavina, taip sakykime. Ir iš negyvo pasaulio be energijos papildymo žmogus faktiškai, manau, kad negali gauti. Gali ten kažkokių emocijas, kažkokias pasireikšti emocijos, iššaukti, bet tai emocija tai nėra energijos papildymas. Tai yra, jeigu emocija kažkokia, tai energijos praradimas. Nes emocija surištas. Ir ką daryti, kad išlaikyti energiją, tai tiesiog reikia mažiau sąveikauti su negyvu pasauliu, kur yra nuliukai ir vienetukai, skaitmeninis kodas, kuo mažiau. Ir galite patys pabandyti, kaip, tiesiog, ką ten bandyti. Tai prisiminkite savo vaikystę, kai buvot maži vaikai ir galėjote visą dieną nieko nevalgę, nieko negėrę. Ten būti gamtoje, kažkur prie ežero, maudytis, važinėti su dviračiais, žvejoti. Neturėdami, aš save puikiai prisimenu, kaip išvarydavau iš ryto iš kaimo prie Molėtuose, prie Durių ežero. Ir nieko valgyt neturėdavau, turėdavau ten duonos kelias riekeles ar bulkos, pašerti žuvims. Tai aš savo burną biškį kartais pašerdavau. Aišku, fantastika, jeigu ten koks lašinukas būdavo, ar nežinau, kas nors vaisius ar dar ką, bet dažniausiai pas mane gaudavosi, kai paauglystėj daug laiko praleisdavau žvejodamas. Tai pas mane maistas būdavo arba ta pati tešla sulipdyta, ant kurios smulkias žuveles gaudydavau. Arba tas duonos kokios pagraužė. Ir viskas. Ir užtektų visai dienai. Praleidai ten tos energijos nuo saulės, nuo vandens, nuo vėjo, nuo žemės, basas, stovėdamas, vaikščiodamas, ten, žodžiu, išsimagnetinį ir grįždavai vakare kupinas energijos, nors, kaip ir atrodo, visą dieną turėdavai aktyvioje veikloje kaip ir netekti jos, bet nihera, ten, vis tiek jinai išsilaikydavo kažkokiam lygyje. Ir niekada taip nebūdavo, kad neužtekdavo jėgų ten grįžti, ten reikėdavo kažką kviesti. Nors visą laiką kojas parneždavo ar su dviračiu kažkaip parmindavai. Ir viskas, tai va, puikiausias pavyzdys to yra. Ir dabar kartais aš irgi būna, kad išeini į sodą, kokią darbelius ten padaryti ir taip įsidirbi, kad tiesiog pasineri į tokį meditacinį režimą. Tai meditacija yra buvimas su savim, kai esi tu ir tavo mintis ir nėra aplinkinių ten kažkokių dirgiklių, kurie tave atitraukia nuo jų. Tai va, ten kokį nors sodę darbelius dirbdamas irgi gali nusispjauti ant maistą, ant bet ką. Ir jeigu labai nori kažką padaryti, pabaigti projektėlį, tai visą dieną ir praleidi ir tos energijos visai užtenka. Ten tik, aišku, paskui yra kitas dalykas, jeigu negeri, tai būna, kad skrandį galima įvaryti į tokį režimą, kai jis dėl skysčių trūkumo gali ir jeigu saulės daug, tai pastreikuoti gali. Kokį gražų. Žiūrėkit, koks gražus maršrutas. Dalinuosi, mėgaujuosi kartu su jumis. Va, o kai ten na gerai, tai tuo gal ir baigsiu
šitą video vaizdainį tokiais savo pasamprotojimais, kurie man dabar vat, einant į galvą ateina. Nieko, viskas ekspromtu, nedarau jokių antrų dublių, taip kaip eina iš vidaus, taip ir dėstau viską. Nu, va, išėjau dar va kitą gražią vietą. Čia, ką vasaros paskutinė diena yra, gal 3 video atgal. Ten vat yra žemai. Nu, ten keliukas gal matosi ir kalniukas su medžiais. Tai vat yra šaltinis bėga prie ir upelis vat, prie to keliuko. Darytas mano video yra apie ekrano užsklandų tokioj vaikštau trimatį. Va, čia dar grožybė. Na, aš turbūt čia takelis mano po uola, o paskui va toliau žemyn zigzagį tokie eina, tai aš juo leisiuosi, ko gero, ten visą jau neįsiu maršrutą, nes ne taip ir senai iš tos pusės jau va iki kryžkelės ir tą slėnį pasukau. Tai ačiū už dėmesį. Nu ir dar pakeliui padarysiu dar kokį vaizdainį, kai kažkokia vat konkreti mintis, kažkokia mintį į galvą kažkaip atsistos. Dabar nežinau, apie ką čia toliau dėstyti, bet kas buvo, apie tai papasakojau. Čia buvo rasius iš Muntafų, būk ištroškęs ilkis beprotiškai ir iki kitų kartų.